O dabar jūsų dėmesiui dar vienas Mėslitos direktoriaus atviras prisipažinimas. Esate sėkmingas verslininkas, dešrų gamintojas, milijonierius. Esu. Ar dėkojate Dievui už šią sėkmę? Taigi aš netikiu Dievu. Visai? Visai. Kam Dievas reikalingas? Pabėdavot, paverkt kažkam arba už nuodėmės atgailaut. O aš tai nuodėmę nedarau. Bet jūs duodate kyšius. Tai kokia čia nuodėmė? Visi geri verslininkai duoda kyšius. O aš esu geras verslininkas, direktorius. Nebijote, kad Dievas jūs nubaus? Ką, ašgi milijonierius, kas mane baus? Aš pats savo kaip Dievas. Ir nebijote taip bedieviškai kalbėti? O kas man bus? Čia tik varguoliai vairų bagai Dievo bijo. Aš tai apsaugą samdau. Pas mane stebėjimo kameros prie namų ir šunys vilkiniai. Bet 10 Dievo įsakymų juk laikotės? Negaligi visų laikytis, per daug jų ten. Bet į bažnyčią tai vaikštau. Taigi ką tik sakėt, kad netikit? Tai nereikia tikėti Dievu, kad į bažnyčią vaikščiotum. Aš nunešu klebonui pinigų, ne jam 100 bažnyčios fondą paaukoju ir jis tada pareklamuoja mano dešras. Kaip pareklamuoja? Jis sako, kad Mėslitos produkcija yra itin tinkama šventiniam šermenų stalui. Plius mes susiklijuojam lipduką, kad šitos dešros yra pašventintos kunigui ir tada varguoliam labai patinka ir jie labai perka, nes galvoja, kad labai geros. O gal vis dėlto jūsų produkcija tikrai kokybiška? Ne, tai jau sakiau, šūdą gaminam, jau sakiau, bet dabar bažnyčia labai gerą reklamą varo.